Kariuomenė visais laikais buvo ir yra tapatinama su vyriškos veiklos sritimi. Tačiau pastaruosius kelis dešimtmečius vykstantys kultūriniai, socialiniai, politiniai ir kariniai pokyčiai turėjo įtakos ir moterų padėčiai visuomenėje. Vis daugiau moterų įsitraukia į krašto apsaugos sistemą. Šiuo metu skaičiuojama, Lietuvos kariuomenėje įvairias pozicijas užima apie 12% moterų. Jeigu lyginant su kitomis valstybėmis, kaip Izraelis, tai tenais moteris yra, privalo tarnauti kaip ir vaikinai, jos yra šaukiamos kaip šauktinės į Izraelio kariuomenę. Kitose valstybėse tokio dalyko nėra, bet sakykime, pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos valstijose, moterys gali užimti įvairiausias pozicijas, taip pat jos net gali būti specialiųjų padalinių karėmis ir vadais. Ir ten yra ir generolių pas jos. Taip pat daugiau moterų yra ir Norvegijoje, ir Jungtinėje karalystėje, ir Vokietijoje, ir Suomijoje. Taip kad yra pavyzdžių, ką tai duotų, jeigu mes pasiimtume Izraelio pavyzdį. Taip, tai be abejo padvigubintų mūsų, sakykime, šauktinių skaičius. Pagreitintų dvigubai daugiau, rezervistų vystymą. O rezervas yra viena iš pagrindinių atgrasimo, priemonių. Tai yra, kuo daugiau valstybė turi rezervistų, apmokytų piliečių, suorganizuotų į rezervistų vienetus, tuo jinai turėtų jausti saugesnė. Pavyzdžiui, Ukrainoje irgi labai daug moterų kariauja. Ir jų indėlis, aš manyčiau, į Ukrainos gynybą yra be abejo lygiavertis kaip ir vaikinam. Aš nežinau, koks ten jų procentas, bet aš manau, kad jos nieko nenusileidžia. Jo labiau, kad vaikinai, aišku, fiziologiškai galbūt stipresni yra už moteris, tai yra natūralu. Bet ne vien jėgos reikia kariuomenėje, nes dabar yra įvairiausių modernių technologijų, pasižiūrėkim, tie patys dronai, dronų operatoriai, tai ten fizinės jėgos tikrai mažai reikia, plus technika yra. Tai aš manyčiau, jeigu mūsų valstybė žiūri rimtai į grėsmes, o jos tikrai yra realios, tai aš netgi galvočiau, kad būtų visiškai racionalu, kad vis dėlto paimtume Izraelio pavyzdį. Į Lietuvos kariuomenę moteris patenka dviem keliais. Pirmasis – krašto apsaugos savanorių pajėgos, savanoriškai tarnaudamos, kaip ir vaikinai. Antrasis kelias – studijos Lietuvos karo akademijoje ir tuomet karininkių karjera. Panašūs modeliai veikia daugelyje valstybių. Jeigu mes pavyzdžiui, paimam Izraelio pavyzdį, be abejo, kad turi būti atsakytas klausimas, kaip mes dirbsime su rezervu. Nes dar iki šiol rezervistai nėra pakankamai, kaip sakant, suorganizuoti. Tai užima laiko, nes jie buvo, kaip sakant, ignoruojami. Ir aš manyčiau, kad vien dėl to, kad išlaikyti reguliariasias pajėgas šauktiniai nereikalingi. Jie, kaip sakiau, šauktiniai reikalingi tam, kad būtų auginamas rezervas. Tai yra, kad visuomenė būtų įtraukiama kaip piliečiai į valstybės gynybos ir saugumo reikalus, nes laisvė ir demokratija nėra duotybė ir jinai nėra nemokama. Taip, kad kiekvienas tą turim suprasti ir mūsų piliečiai turi norėti tarnauti kariuomenėje. Dabar mes turime apie 120 000 rezervistų. Jeigu tą skaičių padvigubintume, po 10 metų turėtume apie 250 000. Tai jau rimta jėga, sako aukšto rango Lietuvos karininkas Vaidotas Malinionis, nurodydamas Suomiją su panašiai 270 000 organizuoto rezervo. Jam antrina ir Laurynas Kasčiūnas, Lietuvos Respublikos Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pavaduotojas. Taip, aš esu už visuotinį šaukimą, bet pirmiausia išspręskim jaunuolių vyrų šaukimo klausimus. Mes praėjusiais metais priėmėm reformą, jinai dabar yra pereinamoji fazė ir nuo kitų metų orientacija šaukimo yra iškart į mokyklą baigusius mūsų piliečius.
Ir pažiūrėsim, kaip čia sekasi. Išbandysim šitą. Tada per tos metus mes susitvarkysim su puskarininkiais, seržantais, kurie galėtų ruošti šauktinius, nes mes turim problemų, instruktorių problemą. Susitvarkysim su infrastruktūra, kur tai galima būtų daryti. Ir visą tai padarius, jau po kažkiek metų mes jau galėtume, manau, eiti su idėja į visuotinumą, jau apimant ir moteris. Šitoje vietoje yra iššūkis politinis. Jeigu mes klaustume visuomenės, kokius jų požiūris į visuotinį šaukimą vyrų, tai mes matytume turbūt 50-50. Jeigu mes klaustume, ar į visuotinį šaukimą turi įtrauktos būti ir moteris, nes dabar tai yra savanoriškumo principas, tai rezultatai, manau, būtų 20-80. 20 už, 80 prieš. Natūralu, tai veikia politinį sprendimą ir natūralu, kad mes turim truputėlį turėti dar diskusijų viduj, pagal kryptį labai paprasta, kad visuotinumas reikalauja visų prisidėti. Bet labai būtų gerai, kad tą pirmą žodį, kad mes norim, pasakytų pačios moteris. Ir daugėja jau iš verslo asociacijų, pramonininkų konfederacijos, rengiamos konferencijos, yra diskusijos, kur mūsų aktyvios damos kviečia į diskusiją apie moterų vaidmenį gynyboje, kurios pačios sako, kad mes irgi norim prisidėti. Tai tas džiugu, tai to reikia daugiau. Kokių karių šiandien reikia Lietuvos valstybei? Ir kas motyvuoja jį, karį arba karę, lemia karininko profesijos pasirinkimą? Koks vaidmuo čia skiriamas patriotizmui? Aišku, kiekvienam žmogui yra tai asmeniška. Vieni pasikrauna patriotizmo šeimoje, kiti mokykloje, treti galbūt draugų būry, kiti galbūt nepasikrauna. Ir tai nėra toks, lygiai gretus procesas. Ir tai be jokios abejonės yra nemažai tų iššūkių. Ką mes pastebėjom sociologiškai, ir tai mane nustebino, prieš porą metų atliktas tyrimas, atliko jį mūsų du tokie vedantys sociologai, kaip Ainė Romanaitė, Deividas Šleikys. Jie pastebėjo, irgi nagrinėjo visuotinės gynybos principus, jie pastebėjo labai įdomų dalyką, kad yra valia ginti savo šalį, tas esminis jausmas. Ateina ne tik iš šeimos, draugų, bendruomenės, mokyklos, bet ir ateina tada, kai įvyksta kai žmogus sudalyvauja karinio rengimo programai. Vienokio ir kitokio lygmens. Ar tai būtų bazinis šaulio kursas, ar tai būtų komendantūrų mokymai, ar tai būtų šauktinio programa. Tada jis užsikrauna pasitikėjimo savimi, labiau supranta, kuo jis gali prisidėti ir labiau užsikūrė širdis ginti valstybę. Tai matot, yra toks dvieismis ir dvipusis ryšys. Tai matyti, tai kuo daugiau tokių programų bus, tuo mes turėsim daugiau žmonių norinčių ginti mūsų Lietuvą. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos vadovė Birutė Sabatauskaitė akcentuoja, šiuo metu Lietuva pasiekė bendrą NATO šalių vidurkį, kalbant apie tarnaujančias moteris. Tikslas vis dėlto padidinti tuos skaičius. Krašto apsaugos ministerija irgi norėtų pritraukti daugiau moterų į kariuomenę. Svarstoma apie visuotinį, galbūt privalomą šaukimą ateityje. Tačiau, kai mes kalbam apie pašaukimą tiek moterų, tiek vyrų į kariuomenę, vienas yra labai svarbus aspektas. Tam, kad galėtų pašauktos ir paskatintos būti moteris ateiti ir savanoriškai kariuomenę, reikia užtikrinti keletą dalykų. Tai visų pirma, kaip bus elgiamasi daliniuose, kokia bus užtikrinta infrastruktūra. Taip pat atlikti galų gale tyrimus apie tai, kokios patirtis yra dabar. Naujų tyrimų nėra ir jų nėra jau seniai, beveik 20 metų naujų tyrimų, kurie taip labai išsamei analizuotų, kokios yra patirtis kariuomenė. Mes iš tokių konsultacijų, kurias gauname, tikrai fiksuojame ir patirtis seksualinio priekabiavimo ir priekabiavimo dėl lyties. Ir tiesa, priekabiavimo dėl lyties esame fiksavę taip pat ir iš vyrų pusės, ir tą irgi yra svarbu paminėti. O kas yra svarbu, kad ką ir Ukraina, pavyzdžiui, daro dabar, pradėjo analizuoti, kaip ekipuotė visa apsaugos liemenės, šalmai, uniforma, kiek jinai atitinka moterų kūnus. Apie tai po truputį kalbama ir Lietuvoje, nes iš esmės jos ilgą laiką buvo siūtos ir darytos pagal vyro kūno standartą. Tai reiškia, kad ne visada moterims tinka ir netgi
yra buvę pavyzdžių, kad, pavyzdžiui, liemenės nebūtinai tinkamai apsaugo arba spaudžia moterims krūtinę ir panašiai. Tai visi šitie aspektai yra labai labai svarbus, siekiant įvertinti, kaip mes įtrauksime moteris į kariuomenę, su kokiu elgesiu susidurs, kokie bus sukurti mechanizmai kreiptis. Ir tai nėra tik tais kažkoks taisyklių rinkinys ir taisyklių pasitvirtinimas, kad mes visiems užtikriname lygias galimybės, kad užtikriname, kad žmonės nepatirtų žeminančio elgesio, seksualinio priekabiavimo dėl lyties. Tai yra tikrai pasiryžimas ir lyderystės lygių, taip pat yra tam tikri mokymai ir to principo diegimas kasdienoje. Moteris kariuomenėje. Norma, išimtis, iššūkis. Ar galimybė, gal būtinybė, peržiūrėti stereotipiškai kadais vyrams ir moterims patvirtintus skirtingus standartus? Fizinio parengtumo standartai, jie gali būti pateisinami tam tikrais biologiniais argumentais. Ar gali būti pateisinami skirtingi standartai nustatomi tarnaujant kariuomeniai, pavyzdžiui, išvaizdai, tarkim, plaukų ilgiui, ar ten auskarų turėjimui ar neturėjimui, kažin. Ir turbūt tai turėtų būti atsižvelgta į laiką, kada tai yra, kokie reikalavimai yra taikomi, kokias funkcijas konkrečiai atliekant. Pavyzdžiui, atliekant savanorišką krašto tarnybą, kažin ar yra poreikis nuskusti plaukus, pavyzdžiui, žmonėm. Ar būtinai turi būti tas tam tikras ilgis plaukų, o gal užtektų nustatyti, kad jie turi būti tam tikrų būdų surišti, kad netrukdytų tarnyboje, ar ne, arba ten laikinai išsiimami auskarai, jeigu jie kelia pavojų, arba jeigu yra auskarai, tai kokie auskarai. Ir čia yra vis dėlto vis dar skirtingi standartai ir lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje buvo kreipęsis karys, kuris skundėsi dėl iš esmės tų nustatytų skirtingų standartų ir buvo lygių galimybių kontrolierės tuo metu laikinai einančios pareigas rekomendacija būtent peržiūrėti tuos standartus pagal dabartinį laikmetį ir įvertinti. Orumo užtikrinimas, ypač kariuomenėje, kuriai būdinga itin griežta hierarchija, dar viena reikalaujanti kokybiško dėmesio veiklos sritis – investicijų į elgesio kultūros pokyčius. Esame gavę kreipimus tiek iš moterų ir iš vyrų. Iš moterų apie žeminimą dėl išvaizdos, apie komentarus, kad čia moteris man ten nevadovaus tikrai ir neaiškins. Tada apie seksualinį priekabiavimą ir nedarimą nieko, net žinant, kad tai vyksta dalinyje. Pavyzdžiui, iš vyrų esame gavę, kad pratybų metu yra naudojami, pavyzdžiui, tokie žeminantis komentarai, kaip tu bėkit skystakiaušį, arba kas jūs čia per mergaitės, kad nepaeinat. Tai čia toks dvigubas, ar ne, irgi žeminančio pobūdžio teiginys būtų, kur mes iš esmės vyrus žeminame dėl jų lyties, bet tuo pačiu žeminame per moteriškų savybių suteikimą, lyg jos būtų savaime kažkas tai blogo. Tai norint, kad ta lygybė būtų lygios galimybės užtikrinamas ir pačioje kariuomenėje, tai mes turime po truputį analizuoti, pripažinti, jeigu tos problemos yra, ir dėti pastangas, kad jų nebūtų. Kaip ir sakiau, į aiškias prevencijos priemonės, į aiškių mechanizmų užtikrinimą ir atvirumą, kad tikrai žmonės jaustųsi saugus, kreiptis ar tai į vadus, ar į aukštesnio rango pareigūnus, kad tiesiog būtų aiškus mechanizmai, būtų aiški prevencija, nebūtų tai kažkokia paslaptis, apie ką gėda kalbėti, arba dėl ko žmonės tada patiria papildomą kažkokią kaltę, kad maždaug čia aš dabar pats turiu ar pati su viskuo susitvarkyti. Man atrodo, tai sukurtų daug saugesnę ir daug aplinką ir tuo pačiu daug didesnį norą tarnauti tai tėvynei. Svarbu suprasti, kad lyčių nelygybės arba tam tikri stereotipai ir nuostatos veikia mus visus, be išimties, sako lygių galimybių kontrolierė. Bet pokyčiai vyksta ir visuomenėje, ir taip vadinamuose griežtesnės struktūros mechanizmuose. Pastangos regimos. Matome mes dabar ir Užsienio reikalų ministerijos rengiamame plane 25-29 metams, kad yra skiriama daug dėmesio lyčių lygybei, kalbant apie moteris taiką ir saugumą. Ir
iš esmės, ką akcentuoja ir Jungtinių tautų rezoliucija, kuria apie tai kalba, tai kad mes turime taikos metu būtent dėti daug didesnės pastangas užtikrinti lyčių lygybei visose srityse, tuo pačiu smurto prevencijai, seksualinio smurto prevencijai, nes ir Ukrainos analizės ką parodo, kad taip, seksualinis smurtas yra naudojamas kaip karo ginklas. Tai padidėja seksualinio smurto ir smurto mastai kelis šimtus kartų, ne kelis kartus, iki kelių šimtų išauga. Tai mes turime suprasti, kad visos tos priemonės yra labai svarbios. Tai ką aš ir norisi akcentuoti, kaip ir sakau, norisi matyti tuos didesnius prioritetus ir didesnį dėmesio skirimą analizai, aiškinimus ir tada labai aiškių žingsnių turėjimui, tobulinimui. Nes man atrodo, kad tada tie žingsniai leistų pritraukti ir savanoriškai tuo pačiu daug daugiau moterų ir mergaičių. Ta, aišku, žinoma, ką ir dabar matau, kad ir Krašto apsaugos ministerija skiria po truputį tam dėmesį, Šaulių sąjungoje skatinant ar ne pakviesti mergaitės, berniukus nuo tam tikro amžiaus. Yra šiuo metu dedamos pastangos pilietiškumo, tam tikro arba atsparumo ugdymui visos visuomenės. Būtent apie tą kariuomenę kalbant, man atrodo, kad į ją mes po truputį suvokiame, kad tikrai gali būti įtraukti visi asmenys. Tai moteris sudaro daugiau negu pusę visuomenės. Mes šiuo metu nekalbame, pavyzdžiui, apie žmonės su negale. Jie lygiai taip pat gali būti įtraukti į kariuomenę. Galbūt negalės atlikti visų funkcijų, tačiau net ir su judėjimo negale žmonės tikrai gali atlikti daugybę funkcijų, kaip dronų valdymas, gali atlikti kitas elektroninės funkcijas. Kariuomenė nėra taip pat homogeninė grupė, joje yra daugybė funkcijų, yra organizavimo funkcijų, planavimo ir taip toliau. Tai visas tas funkcijas paskirščius ir peržiūrėjus ir įtraukus mes tiesiog laimėtumėm labiau kaip visuomenė. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos vadovė siūlo mokytis iš paveikiausių pavyzdžių. Buvo atvykusi ir Ukrainos delegacija ir ką Lietuva tikrai gali padaryti ir po truputį ir matosi, kad yra tas daroma, yra to bendradarbiavimo, tai iš Ukrainos pavyzdžio, kuri tikrai šiuo metu atlieka, vis dar prarasdama daugybę savo žmonių, gina mus visus iš esmės, pasimokyti iš jų pamokų. Nes kai kuriais atvejais jie dabar daro tas pamokas ir mokosi karo, vykstančio aktyvaus karo metu, mes tuo tarpu turime galimybę pasidaryti dar namų darbus. Ir pamokų yra labai daug, tiek apie moterų apsaugą, tiek apie moterų įtraukimą į kariuomenę, ką ir sakiau, net Ukraina karo metu yra padariusi daugybę žingsnių. Ta pati Europos tarybos konvencija dėl smurto prieš moteris ir smurto dėl lyties ar neprevencijos ir kovos su juo. Ja ratifikavo Ukraina karo metu, mes tuo pat tarpu stagnuojame. Tai šitas politinės tam tikros kryptis ir strateginės kryptis yra irgi svarbios. Karys ar karė, jam ar jai pirmiausia būtina atrasti savyje kovinį geną, prigimtą mūsų tautai. Įsitikinęs atsargos pulkininkas, Lietuvos kariuomenės specialiųjų operacijų pajėgų įkūrėjas Saulius Guzevičius ir netgi pateikė instrukciją, kaip jį aktyvuoti. Reikia domėtis istorija, reikia domėtis karo istorija ir suvokti, kad mes skoloj savo protėviams, kurie visą laiką kovoja. Dažniausiai sėkmingai, net būdami mažesnėmis pajėgomis, pavykdavo sumušti priešą, nes jų motyvacija ir pasirengimas buvo tinkami. Ginkluoti, bet svarbiausia motyvacija. Iš to reikia mokytis. Ir žinoma, labai svarbu ir vienas iš faktorių tai yra ką tu girdi šeimoje. Ir jeigu tau nuo vaikystės skaito dar tada draudžiamą knygą, kai tu pats nemoki dar skaityti, Pietario Algimantą 1904 metais parašyta, kur yra visa kova lietuvių su gudais. Tai yra romanas, bet jis remiasi ir istoriniais šaltiniais, istoriniais faktais. Jeigu tau padeda draudžiama tuo metu Šapokos istorija ant stalo, kai LTSR istorija, kurią tu mokais mokykloje, yra tokio plonumo ir kur lietuviai pavaizduojami kaip aukos kryžiuočių, kurie iš tikrųjų tos kryžiuočius daužė ir finale nugalėjo. Tai tu pamatai tą tikrąją istoriją, tos pirminius šaltinius, o ne sovietų propagandą. Ir tu tada susimastai ir pradedi domėtis toliau. Taigi moteris, kurios tau pasakoja karo po karo įvykius
Ir močiutėlė šaulė ir iš to tu semies, ir iš savo draugų žinomas, tai su kuo tu bendrauji ir su kuo tu surandi panašių istorijų. Moterų kariuomenėje buvo, yra ir bus. Tikėtina, kasmet vis daugiau. Mes akivaizdžiai matom, kad moteris nuo Lietuvos karalystės ir vėliau buvo visada gerbiamos ir visada užimdavo svarbią vietą valstybėje. Ir už tai 90 metais mes matėm, kiek moterų buvo prie aukščiausios tarybos, televizijos bokšto, LRT komiteto, kiek jų atėjo budėti ir būti kartu ir jau žuvo, kartu gindavos nepriklausomybę, kiek jų atėjo savanoriam, kiek jų atėjo į Lietuvos kariuomenę, kiek jų dabar ateina savanoriam tarnauti kaip šauktinės tos 9 mėnesius, kad pasiruošti, kiek galų gale jų ateina į kitas jėgos struktūras, į tą pačią viešojo saugumo tarnybą, į tą vadinamą Lietuvos žandarmeriją ir kiek jų vyksta į misijas. Ir tai mes matom, kad tai yra natūralus procesas ir mums nereikia dirbtinių kvotų kažkokių, nes tai vyksta natūraliai. Organizuota krašto gynyba modernėja, telkia ir vienyje visas visuomenės grupės, siekiant bendro tikslo – saugumo, į vyrus ir moteris nesiskirstoma. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.